Vakar biškai žiūrėjau aš jūsų puslapį internetinį. Ten mačiau medijos nemažai prikėlę esat. Nuotraukų, videoklipų visokių. Kas ten pas jūs užsiema tais filmavimais visokiais? Tai turim vėl iš biznio pusės kokių 12 narių. Tai 3 iš jų moka su filmavimu, turi gražias kameras, su kuriuom pagauna labai fainus vaizdus. Tai turim tikrai didelę komandą, kurie dirbo prie šitų. Ypač ačiū Vytautai, nes jinai suorganizavo, kad atvyktų šitie žmonės ir pafilmuotų mus. Tai prie puslapio, žinau, dirbo ir Miglė, ir dar keli žmonės. Tai puslapis tikrai mūsų įspūdingai dabar atrodo. Nežinau, ar buvot prisijungę per kompo svetainę, nes jinai sukasi ir mūsų bolido. Jo, aš ir per Taip, kompiuterį. mačiau, tikrai galima pasižiūrėti ir pagrindinės dalis ir toks vizualiai tikrai gražus sprendimas. Ir aš manau, kad jums kaip tokiai kaip organizacijai, kaip komandai tas yra tikriausiai būtina, nes manau ir įtari pagrindinės problemos kyla iš to, kad reikia tą jūsų idėją reklamuoti, pritraukti rėmėjus, visą kitą, tai nuo to Tai vat būtent ir pradėjo tikriausiai jūsų. Jo, tai vat vienas pagrindinis dalykas, ką mes darėme paskutinį realiai semestrą ir pradinius mėnesius šio semestro, tai mes ėjome į visas mugės, mokyklų mugės, Žalgirio areną, organizacijų pirmakursių stovyklos. Tai mes pasidarom kaip savo reklamą ir išoriniai fotografai, nežinau, pavyzdžiui, studijų mugėje buvo Katūno kažkas atsakingas, jie irgi prifotkino ir mes tiesiog pasiėmame irgi nuotraukas, nes irgi profesionaliai padaryta, lygiai tas pats, kaip buvo retro mugėje. Irgi kažkas tai prieėjo, nufotkino, sako, ar galima padaryti nuotrauką, aš nepamenu kas. Ir mes tokie, jo, okei, padarė ir po to sekančią savaitę TV3 buvo, LRT irgi pakėlė postą, mes tokiam pasiimsim. Tai visai kietai reklamą pasidarom ir, nežinau, galim to pripažinimo ir sklaidos. Daugiau, jeigu detalizuojant jūsų šį projektą, kada jūs jį įkūrėt, pradėjot vystyti, kaip ši idėja kilo, gal pradedam nuo pačių pradžių? Tai maždaug prieš 2,5 metų gal buvo studentai KTU jau įkūrę šią komandą. Bet nesam tikri, kas nutiko, bet per porą mėnesių biški numirė ta komanda, pradėjom informacijos negauti ir kaip ir nedirbom. Tai tada metus laiko nebuvo visai komandos, nes turėjo studentai pagrindiniai išeiti ar baigė studijas, tai nebuvo komandos ir tada su kolega nusprendėm perimti, nes tikrai įdomus projektas. Labai daug studentų buvo pasiruošę dirbti ir pirmą kartą, tai tikrai galvojom, kad surinksim gerą komandą ir Katūnui tokia komanda tikrai irgi praverstų, nes studentam praktinės žinias įgyti tikrai yra svarbu. Labai smagi iniciatyva ir galbūt galit pristatyti save, kas esat komandai, kokios pagrindinės rolės, funkcijos, kad žiūrovam būtų aiškiau, su kuo kalbam, vardus pasakykite. Tai aš esu Benas, aš esu prezidentas kompanijos, prezidentas komandos, tai vienas iš įkūrėjų, kas dabar yra. Ir aš padedu biški visom komandom. Tai kur manęs reikia, aš tenais įlendu ir padedu. Tai mano vardas Ervinas Rimkevičius. Realiai aš esu jo pavaldinys. Mes komandai turime sekcijas, departamentus galima sakyti. Ir aš esu atsakingas už variklio departamentą. Viskas, kas daro, kad ratai suktųsi, tai aš. Ir po to aš vadovauju, dabar neklysiu 12 žmonių komandai. Ir mes visi dirbam ties šitų vienu tikslu. Variklis, visa transmisija, viskas yra mano darbas. Na, iš esmės viena pagrindinių formulės dalių tikriausiai. Gal galite trumpai papasakot, kokie kiti departamentai, kas dar dalyvauja visame šitam procese? Tai turime iš viso, man atrodo, 7 departamentus. Tai visi yra lygiai svarbus. Negalima pasakyti, kad vienas departamentas svarbiau, nes turim labai daug taisyklių. Tai turim departamentą rėmo vienas, tada antras yra važiuoklės, trečias tada yra pakabos, tada turim biznio, software'o ir elektronikos. Ir aerodinamikos. Jo. Tai turim tikrai daug komandą ir
kiekvienoje komandoje turim po vieną viršūnę ir tada po maždaug 80 žmonių. Čia kaip vienas sakė kompanijos, tai kompanija, bet realiai kaip skamba, tai departamentai, darbuotojai, visa organizacija. žmonės, pavaldiniai, tai čia tikrai tikra kompanija, tikra organizacija, čia komanda jau taip simboliškai gali vadinti komandą. Būtų per silpnai, manau, pavadinti, nes, kaip sakant, kiekvienoje komandoje 12 narių visą kitą, tai čia bendrai sudėjus, manau, koks jūsų komandos bendras skaičius? Pagal skaičiavimus prieš porą mėnesių turėjom apie 80 narių. Tai tikrai daug žmonių, daug pirmakursių prisijungusių, kurie neturi visai jokių žinių dar kol kas. Tai šitos mes bandom apmokyti irgi, kas vyresni esam. Tai tikrai kaip kompanija, nes neįmanoma visų žmonių apžiūrėti vienu metu, dėl to pasiskirstam į departamentus, nes man atrodo būtų neįmanoma man paimti 80 žmonių ir pabandyti išskirstyti darbus. Iš tikrųjų galima teikti, kad kaip pirmakursiam čia dalyvavimas jūsų veikloje kaip iš esmės papildomas studijų modulis galima teikti, nes išmoksta iš vyresnių studentų. Ir toks dar klausimas kilo, ar formuojant komandą svarbus narių užsidėgymas ar kažkokios esminės žinios tam tikrose srityse? Taip, visą laiką yra svarbu motyvacija ir užsidėgymas ir visą laiką jos būna, klausimas kiek jos būna, nes viskas pasimato proceso eigoje. Buvo pas mus irgi, kadangi mes jau antras semestras, antri akademiniai metai kaip vykstam, nes vis pirmas žmonių priėmimas buvo pavasarį, kažkas tokio. Daug žmonių prisirašė ir daug žmonių atkrito. Nes buvo kai kurie užsirašė, kad įdomu, tada pasakėm, kad iš tikrųjų reikia dirbti ir jie sako, I'm out. Kai kurie darbo eigoj suprato, kad nebegali, nebėra laiko, aš pusmetį irgi turėjau kelius žmonės irgi, kai iš tikrųjų darbas atėjo ir reikia pradėti dirbti ir jie pamato, kad jie nesugeba mokslų suderinti, jie tiesiog pasako, atsiprašau, bet negaliu ir tiesiog laikui atkrenta. Tai klausimas ne kiek turi motyvacijos, kiek užsidegimo, bet kiek iš tikrųjų laiko ir sugebėjimo ir tiesiog galimybių pats dirbti, nes yra tikrai pažįstu daug žmonių buvusių, kurio daug užsidegimo turėjo, bet tiesiog neturėjo galimybių ir laiko. Tai čia labiau abiejų aspektų klausimas. Kiek patys skiriat laiko per savaitę, taip vis minus? Daug. Man atrodo, gaunasi sudėjus visus modulius universitete, kad ant viršaus dar tiek laiko šitam. Taip, nes realiai visas darbas nėra tik garaže. Pas mus darbas nėra, kad pasibaigia modulius ir eini į garažą. Aišku, yra dabar ir tos dalies. Didžioji dalis yra darbo visos logistinės, visos užsakinėjimai, bent jau mums kaip vadovam didžioji dalis. Tai ras laiko ant visų modulių, ypač dabar, kai yra kolio savaitė, ant visų mokymuose koliams, perlaikymų aišku, ras laiko ne tik savo, ras laiko dirbti, bet ir ras laiko paskirti darbus kitiem ir suorganizuoti kitus 12 žmonių. Tai čia yra labai daug laiko užimantis dalykas ir kartais tikrai būna savaičių, kur nieko neveikia, nes tiesiog neturi laiko. Tiesiog sėdi paskaitose nuo ryto bibliotekoje iki vakaro, tiesiog matai, kaip laikas kapsi, o darbas tiesiog stovi vietoje, tiesiog neįmanoma. Šiek tiek gal grįžkime atgal. Praleidome gan tokį svarbų momentą techninį apie patį bolidą. Aš mačiau pas jūs parašyta, kad jisai gautas prieš 10 metų. Tokią informaciją. Kam mintis kyla iš vis pradėti tą bolidą gauti? Ar jūs domėjotės iš anksto, ar jums kažkas tą mintį davė viso šito dalyko? Čia vadinasi pats dalykas, ne, Formula Student, vadinasi. Gal biškai papasakoti detaliau apie tą patį bolidą ir kaip ten viskas. Taip, tai mes, kur į socmedijas keliam foto, yra senas KTU bolidas, tai pagamintas irgi studentų bakalauro ir magistrų projektas prieš maždaug 10 metų. Tai jis labai gerai parodo, ko mes tikimės bent tokio pagaminti, bent tokį bolidą, bet mūsų planas yra, kad atitiktų reguliacijas ir kad atitiktų visas taisyklės, nes turime ten 40 puslapių gal taisyklių, pagal kurias turim
pastatyti šitą bolidą. Tai šitas bolidas buvo kurtas, kaip minėjau, bakalauro projektas ir magistro projektas. Tai jie irgi per metus 7 pagamino šį projektą. Tai pradėjo nuo projektavimo ir tada gamybos. Tai jie ir dėl resursų, ir dėl laiko negalėjo išvykti į jokias varžybas. Ir tada po to panašu, kad niekas nelabai į tai domėjosi irgi. Tai mes, kai pamatėm šitą bolidą irgi universitete su kolega, jį labiau mus užkūrė, kad šią komandą perimti, nes jau realus dalykas yra ir mes matėm, kaip jisai veikia. Tai mus labai pastūmė, kad reikia ir mums kažką tokio pagaminti. Nes turėti realų dalyką, kai mes žinom labai daug teorijos iš universiteto ir galimybę jau kažką tikro su savo rankom pagaminti. Tai dėl to gimė tokia idėja, kad būtinai mums reikia kažką pasidaryti. Kada pirmą kartą išbandėt tą bolidą? Tai pirmą kartą, kai mes pamatėm, kaip jisai veikia, tai buvo prieš maždaug metus. O vasarą ir aš turėjau galimybę su juo pavažiuoti. Buvom išvykę į Retromobile eventą ir tenais leido dėstytojai ir man pavažiuoti kaip komandos prezidentas. Tai tikrai labai smagu buvo. O kodėl tai skamba kaip leidimas? Aš suprantu, kažkokia restriction yra, ta prasme, ten ūgis, dydis, koks žmogus ten gali būti. Ne, tiesiog ten yra universiteto daiktas ir kadangi jis prezidentas jam leidžia pažaisti. Ir tokia kaip patikimam asmeniai. Ir jis realiai, nes iš pradžių mes turėjom lygiai tą pačią problemą. Kadangi čia yra universiteto, buvo studentų sukurtas ir jis buvo perleistas kaip universitetui, nes studentai, aišku, ir kišenį neįsidės, neišsiveš namo po studijų. Paliko universitetui ir universitetas jį turėjo. Ir tada mes pradėjom kurti komandą, kadangi čia jau yra kaip antras atgimimas. Jau pirmą kartą pasikartojo, kad buvo komanda ir jinai išėjo. Universitetas iš pradžių neturėjo tokio labai didelio pasitikėjimo, kad mes iš karto duodam jums ir važinėjom. Mes ėjom toliau į visokias muges, renginius, toliau mes rodėm, kad mes turime iniciatyvos ir turim noro. Ir tada vis lengviau leido ir mes turėjom problemą transportacijos. Nes mes negalėjom jo važinėti pradžiai. Mes turėjom arba turėti atsakingą asmenį. Tai įsivaizduokit, mes dabar esam Aleksotų mugėj ir turim pasiskambinti kažkam, kad atvažiuotų jį pervežtų iš kito Kauno galo. Čia yra jau logistinė problema. Tai laikui praėjus, iš pradžių leido dar kitiem atsakingam asmenim pavažinėti. Ir tada jau galutinai leido prezidentui, kad tiesiog nebūtų to galvos skausmo, jeigu kur mes važiuojam ir jis važiuoja ir jisai galėtų perkelinėti iš vienos vietos į kitą tą bolidą. Aišku, mes dar buvom keliose mugėse, kur reikėjo važinėti, ne tik perkelt. Tai pačioje retro mugėje ir neklystu, 2 retro mugėse. Vienoje retro mugėje mes buvom kaip pakviestieji, nežinau, special invitas buvo. Mes turėjom nuvažiuoti į scenos vidurį, kaip sakau, į aikštelės vidurį. Ir mums kaip padarė tokią mini parodą. Tai vėlgi mes nestumsim. Mes turim mašiną, kuri veikia, kuri rėkia, mes jos nestumsim. Mes iššokdinom jį, nuvažiavo, o tada kitą kartą buvo, irgi buvo slalomas. Irgi parodomoji dalis. Tai irgi mes uždėjom šalmą, įdėjom prezidentą, uždėjom kamerą ir sakom, važiuok, ir mes akis prisimerkę, žiūrim, kad nenušoktų jis nuo kampo. Čia, žinot, primena, kaip būna valstybės prezidentas, pažinau, sėda jis irgi vyriausias kariuomenės pajėgų vadas, ateina į pratybas su uniforma, su visko. Ir pas jūs Benas, prezidentas, sėsk, važiuok dabar modelis, reprezentatyvas. Viskas tavo rankose yra. Yeah. Labai įdomiai pasakojot apie visus dalyvavimą renginius, socialinius tinklus, bet kaip pačios auditorijos susidomėjimas jūsų idėja, ką mano apie jūs žiūrovai, dėstytojai, fakultetas? Man atrodo, kad dabar ypač mūsų fakultete yra labai mažai žmonių, kas apie mus nebežino. Nes labai daug dėstytojų, jeigu aš užsimenu, kad turiu kažką padaryti su perkūnu, pavyzdžiui, ar galiu biškį anksčiau išeiti, tai sako, jo, aišku, čia ta formulės komanda taip, tai labai smagu, kad šita žinia jau pasklido po visą fakultetą ir kad mes esam žinomi. Aišku, į socmedijas norėtųsi, kad daugiau mūsų palaikytų per socmedijas pačias, nes rėmėjams šitas irgi yra svarbu, kai pamato, kad mes turim tiek ir tiek peržiūrų.
Tai aišku, tas labiau, norėtume labiau spausti, kad žmonės mus pasiektų visur, bet labai smagu, kad visi dėstytojai ypač tikrai palaiko ir jeigu kur nors užstringam projektavime, jeigu nueinam pas dėstytoją pasiklausti kažko, tai tikrai visada padeda. Taip smagu, čia šalia turi tikrai savo sričių ekspertų, kur gali padėti tiek su mechanika, tiek su automatika, elektronika, toks kaip netgi ne tik jūsų, bet ir universiteto projektas. Jo, ir tas svarbiausia, kad mes tikimės, aš šiemet jau baigiu bakalaurą ir nesu tikras, ar stosiu dar į magistrą. Tai aišku, dabar planas yra stoti magistrą, nes kai komandas įkūriau, tai norisi tikrai Norisi tęsti. Bet vis tiek po magistro tada neaišku, kas bus. Tai planas yra, kad šita komanda liktų Katūne daug metų, nes pažiūrėjus į kitus universitetus per Europą, jie jau turi komandas 10-20 metų, tai irgi norėtųsi, kad Katūnas turėtų savo komandą, kuri jau per visą Europą būtų žinoma. Žiūrėk, studijų pakopų yra 1, 2, 3. Aš irgi pagalvojau, kad po magistro dar ne pabaiga. Pirmą įveikai, antrą jau planuoji. Jeigu sakai, kad stosi, reiškia stosi ir baigsi, dar trečia lauks. Bet tame yra esmė, kad doktorantai negali. Yra viena iš reguliacijų, kad visą šitą komandą ir visą šitą projektą gali daryti tik studentai bakalauro magistro studijų. Doktorantai jau per stiprus. Jau doktorantai jau įeina jau kita vieta, yra formal student alumni, kurie baigia bakalaurus magistrus ir jie lenktyniauja su senom mašinom. Suplėšik mano CV aplikaciją per kūną. Okay, jo, gera tema apie tas disciplinas. Laura paminėjo apie tą elektroniką, elektrotechniką, mechaniką. Dabar jūs kūrėt naują bolidą. Nuo nulio praktiškai. Kokiame etape esat, kaip sekasi? Kurt ar projektuoti dar? Nežinau. Tai jau projektavimas, pasakyčiau, gal 80% pabaigtas. Liko biški su pakabos projektavimu ir tada kaip ir jau esam pasiruošę. Jau esam variklį nusipirkę, prie kurio jau pradedam darbus. Jau turim rėmėją Iremas, kuris mums gamina rėmą. Tai jau tikimės, kad tuoj gausim rėmą kažkada. Tai po biškį jau viskas dedasi. Užsakinėjom detalės, tai turim visas fuel line'us, užsakėm ratus, padangas, užsakėm vairo sistemą. Tai po biškį jau ir detalės pradės atkeliauti. Tai tikimės, kad jau sausio mėnesį, kad prasidės jau tikras darbas, kur iš tikrųjų gaminsim ne tik tais per kompo projektavimas, bet jau ir gamybą, kurią galėsim parodyti, kad jau progresas vyksta. Tai kaip sakant, Lego po eglutę padėtas. Teks išpakuoti ir rinkti. Kokios galios variklis? Kokių specifikacijų? Kas ten per variklis? Pas mane jau yra atmintinė tokia pasidaryta, išmokta. Klausom. Tai mes ir vieną specifikaciją varžybose galima naudoti iki 710 kubatūros variklį. Tai mes pasiėmė Honda Sibiero 600 Arara, tai yra 600 kubatūros variklis, skirtas labiau lenktynėmis. Jis turi didesnį apsukų diapazoną ir veikia nuo aukštesnių. Jis turi apie 84 kW ir jis, negalim pasakyti, kiek jis dabar mūsų bolidą neša, nes dar neturim tokių rezultatų, bet patį motociklą, jis jei neklystu, nuo 1 iki 100 per kažkur tai jis apie 4-5 sekundės padaro. Tai įsivaizduoju, kad mūsų bolidas bus dar lengvesnis negu motociklas, tai laikas dar nukris. Čia jau 3 sekundės pretenduojat. 3,5, jeigu gautume, jau būtų Čia labai geri Padorų. skaičiai. Jo, senas bolidas, man atrodo, per 3,5 pravažiuoja. apie 4. Apie 4? Kažkas 4. Ai, 3,9 gal 4 sekundės. Ir jisai sveria 360 kg, man atrodo. Tai mes planuojam, kad iki 300 kg svertų mūsų bolidas. Tai tikimės, kad biškai greičiau važiuos nei senas. Skaičiai įspūdingi iš tikrųjų. Tikimės pirmoje vietoje, kad jis iš viso važiuos, o tada tikėkimės, kad jis važiuos greitai. O kas pas jūs vairuotas, kas pilotas? Reiks sakyti turbūt. Dėl piloto dar nežinom, bet kitą semestrą bandysim daryti atranką, nes tie, kas daugiausiai dirba, man atrodo, turėtų turėti galimybę pavažiuoti, ypač šiemet. Tai
nuvažiuosim į kokius kartingus ir pažiūrėsim, nes mums reikia 6 vairuotojų vienom lenktynėm. Tai pažiūrėsim, padarysim atranką ir pažiūrėsim, kas geriausiai tas vairuos. Kokioms, ta prasme, ne kokioms savybėm, bet čia turbūt turi reikšmės fizinis sudėjimas. Yra kažkokie apribojimai? 2 metrų gali būti pilotas tokiu būdu? Ne, šitoje vietoje yra universalūs apribojimai vairuotojai. Nėra to, kad mes juos nustatom, bet tiesiog visose lenktynėse yra. Vairuotojas turi būti plius minus iki 180-85 aukščio, nes jeigu jis yra per aukštas reikia visą vairuotojo kamerą didinti, pedalus stumdyti, kas jau su tavo struktūra, mašinos ir konstrukcija jau tame interferina, galima sakyti. Tai turi būti plius minus 180, svorio atžvilgiu irgi turi būti ne per sunkus, iki 80 kg. Nes kuo sunkesnis yra žmogus, to jau skaitykim laikas lenktynių ilgėja, nes reikia didesnį svorį, lėčiau važiuoja mašina. Tai yra tas vadinamas sweet spotas, tai kažkur nuo 170 iki 180 ūgis, svoris ir kažkur nuo 65 iki 80 jau lubas. Tai realiai aš esu 185 ir 85 kilai, tai jau žingsnių per viršų, nebent testavimo stadijoje galėčiau važinėti, bet jau lenktynių stadijoje jau nebūtų labai optimalu mane rinktis kaip vieną iš vairuotojų. Bet panašu, kad norėtum būti vairuotojas, tai toks skamba. Ambicijos tai visą laiką yra, bet dar vienas dalykas, ką vairuotojai turėti, yra techniškumą. Mes, aišku, statome, metus statysim su viršum, nenorim įstatyti žmogų kažkokį, kuris įvažiuotų į sieną ant pirmo posūkio, kad nežinotų, kad pedalai egzistuoja tokie kaip stabdis. Norėjau klausti, ar neliūdna stebėti visą procesą, kaip projektuojama, statoma, bet negalėjimas prisiliesti prie to vairo, inercijos tos pajausti. Man atrodo, tie, kas iš tikrųjų dirbo visą semestrą, kad tikrai leisim pavažiuoti. Nebus taip, kad jūs dirbote ir galit pažiūrėti iš šono. Man atrodo, tikrai suorganizuosim kur nors nuvažiuoti, kad galėtų komanda visą išbandyti. Tai nebus taip, kad nusivils kažkas, kad visus metus tiek daug pastangų dėjo ir kad negalės prisėsti. Leisit visiems prisiliesti. Taip. Smagu, gerai, šaunu. Galbūt tada atsiras daugiau norinčių, žiūrėkit, CV sulauksite šitų paraiškų. Tai jei neklystu, didžioji dalis, kodėl ir jungiasi į komandą, ne didžioji, bet tikrai didelė gan dalis, tai žmonių, kurie aplikavo į vairuotojo poziciją. Kurie tiesiog pamatė ir aš tiksai davė aplikaciją, noriu būti vairuotojai. Tiesiog prašau, leiskit man daugiau neprisidėti prie komandos, bet nes mes, kai jungiam žmonės, mes turėjom aplikaciją, ypač pirmais metais, kad į kokį departamentą tu norėtum dirbti, prie ko tu norėtum asocijuoti, specializuotis. Ar elektronika, ar mechanika, ar ten apdirbimas, ar vėlgi programinė įranga. Ir buvo dar vienas langelis vairuotojas. Ir jei neklystu, per pirmą susirinkimą parodė benas demografijos žmonių, visą tokią statistiką. Tai jei neklystu, apie 40% tiesiog buvo vienas didelis pie charto gabalas, tiesiog vairuotojas, kuris žmonės užsisakė, tą pasižymėjo. Bet čia turbūt normali statistika, normali imtis, ane? Okay. Minėjot, kad pradėsit surinkinėti bolidą. Ar turit vietą, kurį surinkinėsit? Jo, turim dabar, esame iš KTU gavę leidimą naudoti, turim tokį garažą už mūsų fakulteto. Tai esam tenais jau savo įrankių dėžę pasistatę, turim variklį tenais pasidėję, tai paprastus tokius darbus su varikliu jau esam pradėję. Tai esam gavę tenais leidimą ir kalbėjome su M-Labu irgi. Tai mūsų tenais priims elektronikai, tai kai reikės sujungti laidus kokius, tai tenais toks švaresnis darbas vyks, o tada visas murzinas, tepaluotas darbas vyks tada pas mus čia garaže. Su kokiais kitais iššūkiais susidurėt savo veikloje, arba kokius iššūkius numatot, kad jie dar ištiks? Tai iššūkių tikrai daug, nes yra ir laiko ribos, nes jau žinom, kad po biškį ateina deadline'ai visi. Tai tada irgi žmonėm laiko rasti, ypač dabar paskutinės porą savaičių, visi egzaminus turi, atsiskaitimus kažkokius, ataskaitas įkelti. Tai irgi žmonėm patiem labai sunku laiką susiorganizuoti.
tada iš kitos pusės lėšų irgi gali būti, kad pritrūks, nes bolidas vis tiek priklauso nuo rėmėjų, priklauso nuo lėšų, nes detalių negalim užsisakyti, jeigu neturim finansavimo. Ir tada pats pasigaminimas, nes kad dalyvaut lenktynėse, mes tenais, kai nusivešim savo bolidą, reikia atlikti techninę apžiūrą visą. Tai čia bus irgi viena problema, nes turim viską taip pasidaryti, kad tenais nuvykus nesakytų, oi, žinokit, čia laidas kabo, tai jūs negalit lenktyniauti. Tai tas, man atrodo, šitie bus didžiausi iššūkiai, kad viską taip pasidaryti, kad užtektų ir laiko ir kad praeitume tą techninę apžiūrą. Ne. Aš galiu dar pasakyti labiau gal iš komandos vadovo dalies. Tai dar vienas didžiausias iššūkis, nes Benas kuruoja mus 5 kažkas tai į vadovus, nes labiau kontaktuoja su vadovais. Ir tada mes vadovai turim savo komandas ir vėlgi, lygiai ką jis išvardino, bet ant viršaus, jeigu mes nedarom savo darbo, nedaro darbo ir kiti 12. Jeigu, sakau, pastarąsias savaitės, irgi daviau pavyzdį, visiškai užsiėmęs, nieko nedariau, buvau mokslais tiesiog, nes visgi mes esam Katūne, mokslai, dėl mes atėjom ne bolido, mes atėjom dėl mokslo čionais. Tai mokslais užsikrovęs ir jeigu aš neišdalinu darbų arba nesukuruoju detalių su Benu, nepadarau logistikos, žmonėm irgi darbai stovi ir apskritai progresas yra lygus 0. Žmonės ateina man paprašo vieno dalyko, aš turiu ir suorganizuoti. Jeigu aš nesuorganizuoju, žmogus nepadaro darbo, tada kitas eilėje stovintis irgi nepadaro, tai grandinė visa stovi darbų. Tai yra dar vienas dalykas, ne laiko atžvilgių, bet atsakingumo atžvilgių, kad nesvarbu, kiek tu turi laiko mokslam praleisti, tu dar turi turėti atsakingumą ir laiko rasti bet kokiu atveju šitai komandai prisidėti kažkaip tais. Tokios komandos, po tokios patirties, pabaigus mokslus tiesiai įmonės direktorių. Tokia savirealizacija, aš nedirbu, visą komandą nedirbu, čia yra aukso žodžiai iš principo. Čia jo labai daug darbo ir tikrai daug atsakomybės, kaip sakė, nes turi suorganizuoti ne vieną, ne 2 žmonės ir jeigu, kaip minėjau, jeigu vienas žmogus kažko nepadaro, jau daug iš eilės darbų nepasidaro, tai tikrai daug organizacijos reikia. Benai, paminėjai, kad rėmėjai yra viena iš pagrindinių bėdų, paminėjai, kad Remas jums suvirins rėmą, tai aš tikiu, kad mūsų tinklalaidė galbūt žiūrės įvairių įmonių atstovai, tai galbūt galėtum pakonkretizuoti būtent kokios detalės, kaip apdirbtos detalės ir kažkas reikalinga, galbūt atsiras įmonių, kurios norėtų prisidėti prie šitos studentiškos iniciatyvos. Ko jums trūksta? Šiaudautas, dabar išsitrauk visą listą ir pradėk vandyti išėlės. Galite atsiųsti, uždėsim ant ekraną. Su preliminariom kainom pagidauti. Tai dabar svarbiausia mums yra, pavyzdžiui, iš pakabos komandos, mums reikės hubus pasidaryti, tai mums reikėtų kompanijos, kuri dirba prie metalo ar CNC, pavyzdžiui, frezavimo kažkokio, kad mums išpjautų šitas detalės, nes jos labai daug priklauso nuo jų svoris, kas ratuose nusispaudžia ir kokybė mūsų tada ir pakabos, ir važiavimo viso. Tai pagrindinis dalykas dabar, ko ieškom, tai kompanijos, kas galėtų mums padaryti tokį darbą. O tada jau kitą semestrą pradėsim ieškoti irgi, kas galėtų mums anglies plokšto duoti, nes visą bolidą planuojam apdengti anglies plokštu, kad vėl sutaupyti svorio, nes kiekvienas kilogramas jau daro įtakos. Nes dabar komandos dauguma sveria maždaug 200 kg, tai mes kaip pirmų metų komanda, tai dėl to planuojam, kad sverti iki 300, kad galėtume bent kažkiek konkuruoti su kitom komandom. Tai tada reikės irgi laidynų, nes mes turim originalų moco laidyną, bet reikia visokių laidų ekstra dėl saugumo visokių mygtukų, dėl vairo, pavyzdžiui, kur permetimo pavarų.
Tai iš esmės šitie 3 pagrindiniai dalykai tai yra dabar svarbiausia, ko mes ieškom. Galbūt kas nors susidomės, Galbūt norės ir- paremti. Ir gaus. Pareprezentuokit, kokį plotą išskirsit ant anglės pluošto rėmėjų. Tai vat pagal tai atitinkamai kažkas norės pasipuikuoti. Kalbant apie tai, kokia, sakykime, grąža tiems rėmėjams, ane, kad jų kažkoks įmonės prekės ženklas ant jūsų bolidų ir panašiai, tai apie pačias varžybas, kūlės vyksta, kas per varžybas, kokie kriterijai laimėti, kaip ta organizacija visa, koks ten aparatas, kaip jisai sukas. Tai lenktynės vyksta beveik per visą Europą. Tai nuo Portugalijos, Ispanijos iki Italijos, Vokietijos, Austrijos, net Lenkijoje vyksta šie turnyrai. Tai tikrai yra didelis pasirinkimas. Dar nežinom, kur dalyvausim, nes dar datų nėra vasaros, kada lenktynės bus. Jei neklystu, sausio pradžioje išleidžiat tas, ja. Ir varžybos vyksta ne taip, kaip žmonės galvoja. Dauguma galvoja, kad kaip F1, kad susirinks 20 komandų Jo, iš sekundės. raktais važiuos. Tai čia labiau inžinerinis darbas. Viskas prasideda nuo prezentacijos. Reikia pristatyti business planą. Reikia pristatyti, kaip jūs detalės išrinkot, kodėl jūs galvojat, kad šitas geriau, šitas blogiau. Reikia visą production planą, kaip jūs nuo pirmo dalyko, nuo projektavimo iki galo viską pagaminat. Tai čia pirmas dalykas. Ir jūs gaunat taškus iš šitų visų. Tai iš vieno stupelio gauni tiek ir tiek taškų ir jie kartu visi susideda paskui. Tada turi pereiti techninę inspekciją. Jeigu šitą pereini, tada dalyvauji pagreitėjimo lenktynėse, tada stabdymo irgi lenktynės ir 8 nupiešti. Tai čia vadinasi statinės varžybos, tai čia be jokių kitų mašinų aplinkui ir vėl iš kiekvieno šito gauni taškus. Tada sekančią dieną pereini jau į dinaminį lenktynės, kur jau 22 km, jeigu neklystu, slalomas vyksta. Tai ilga trasa, kur reikia bent 2 vairuotojų. Tai vienas žmogus apvažiuoja 11 km ir tada pasikeičia. Ir čia jau testuoja, ar tavo bolidas išgyvens tiek kilometrų, kiek benzino išnaudoja ir pagal tai vėl gauna taškus. Natūrai pasakius, čia yra inžinerinis varžybos ir tave ateis ir kamantinės ant kiekvieno dalyko, ką tu darai. Ir tu turi kiekvieną savo pasirinkimą pagrįsti, kodėl. Kiekvieną detalę, kiekvieną pasirinkimą, kiekvieną, nežinau, logistinį planą, kiekvieną projektavimo planą, kodėl detalė yra tokia, ne tokia, kodėl jinai kiek... Ar taip geriau būtų, ar taip negeriau būtų, kodėl jūs padarė taip, o ne taip, kodėl nepadarėt taip ar taip. Tai čia iš esmės ateina, tave pastato prieš komisiją ir tave išplėša iki paskutinį žiūrint, kiek tu atsilaikai ir kiek tu žinai savo komandą ir visą formulę pastatytą. Tikriausiai sutiksit, kad tas labai panašu ir į gynimus Bakalaurinis universitete. darbas, iš esmės bakalaurinis darbas. Aš norėjau sakyti, jeigu manot, kad sunku gintis baigiamosius darbus, klystat. Iš esmės panašiai, jo, taip ir bus. Ir kadangi, sakau, pasikartosiu, čia yra inžinerinės varžybos, tai visas šitas pristatymas yra, jei neklystu, 40% visų taškų. Tai tiesiog stovėjimas ir pristatymas savo yra Beveik pusė. Didysis gabalas visos, jo. Tada jau prasideda visokie statiniai, dinaminiai ir jie sudaro visą likusi ratą taškų. Pagal, sakykime, visą tą, ką išdėstyti rimtumą, ne, prezentuoti, biznis planas, inžinerinės varžybos, tai aš sakyčiau, biškai šiek tiek, kaip ten sako, underrated visas reikalas, ne, bent jau Lietuvoje, jeigu taip pasižiūrėjus. Tikrai nėra taip, kad įsijungs ir ten kažkur žiniasklaidai matysi, kažkur puslapėse kažkokiose, na, medijos, laidos dar kažkur. Bet pagal rimtumą ir tas rezultatas, ne, laimėjo, ne, tas inžinerinės varžybas, gerą rezultatą parodė. Ten tavo sprendimai puikus, nuostabus, pripažinti. Tai kažkaip iškai toks underrated, net sakyčiau, reikalas, ne, tas formulas turi. Šiaip labiau ne... Yra klausimas ne underrated, yra klausimas žinomumo. Apskritai, jeigu išvažiuoju į Vakarų Europą, Vakarų Europą jau daro tai gan ilgai, Vakarų Europos universitetai, visokie
Delftas ir visi kiti užkrito. Vokietija, Šveicarija turi kelias komandas vienam universitete, Nyderlandai irgi turi. Ir jie tai daro jau daug ilgai ir visa medija jau apie tai žino. Kažkaip Rytų Europai, ypač Lietuvoje, aš pats asmeniškai, aš labai domiuosi, aš pats asmeniškai negirdėjau apie tokį dalyką. Labai daug žmonių tiesiog nežino, kad tai egzistuoja. Taip. Ir čia yra mūsų darbas ne tik, kad sukurti dalyką visų pirma, bet ir dar paskleisti žinią, kad toks dalykas iš tikrųjų egzistuoja. Neklystu, Vilniaus Techas bandė vieną kartą daryti tai, irgi nuėjo didelį kelio dalį, bet vėlgi jie bandė, bet nepaisant to, kad jie bandė, vis tiek daug žmonių nežino apie tai. Tai mūsų dalis yra dar šito viso projekto yra skleisti idėją, kad yra tokios varžybos ir kitus universitetus gal irgi taip paskatinti sukurti savo komandas. Tai jūs kaip demonstruosit progresą varžybose, kūrime, mes dalinsimės. Mes pasistengsim, kad jūs žinotų labiau šitą vietą. Jūs per savo kanalą, mes per savo bandysim pagelbėti jums šiuo klausimu. Jo, nes tikrai svarbu yra apie Lietuvą ypač paskleisti žinią, nes Latvija ir Estija turi komandas šitas jau kelius metus, o Lietuvoje dar trūksta. Tai tikimės būti pirma komanda, kas pionieriais būtų. Kuri pravažiuos jau visas lenktynės. Mes manom, kad jums puikiai pasiseks. Užimsit solidžią vietą. Linkim aišku pirmos. Dėko. Labai jau smagu buvo pakalbėti apie tokius ambicingus projektus, sužinoti daugiau apie šias varžybas, jūsų įgyvendintus darbus, planus. Labai įdomus pokalbis. Ačiū Jums. Pabaigai duosim prezidentui pasijausti kaip kino industrijos magnatų ir sulik tavo pliauskėjimu ir sustos vaizdas. Ačiū labai. Vajeta kamera. Ačiū. Į pirmą.